Deiktiniai žodžiai. Kas tai? Lietuvių kalboje, kaip ir kitose pasaulio kalbose, be visų kitų egzistuoja ir deiktiniai žodžiai. Deiktiniai žodžiai siejami su graikišku žodžiu deiksis. Jis reiškia rodymas, nurodymas. Taigi deiksė rodymas kalba. Kai sakau rodymas kalba, kalbu apie žodžius, kurie nurodo tam tikrus realybėje egzistuojančius vienetus. Deiktiniai žodžiai gali identifikuoti pokalbio dalyvius, tokie būtų lietuvių kalbos įvardžiai aš, tu, jis, ji. Pavyzdžiui, įsivaizduokime situaciją viešbutyje. Jūs sėdite kambaryje, girdite kažkas beldžia ir duris. Jūs klausite, kas čia? Balsas už durų atsako, čia aš. Kas tas aš? Žinosite tik tuo atveju, jeigu laukite konkretaus žmogaus. Deiktiniai žodžiai taip pat gali nurodyti įvykio laiką susijusį su vykstančio pokalbio laiku, pavyzdžiui, dabar, netrukus, šiandien, vakar, rytoj. Kitais žodžiais tariant, pasakymas rytoj važiuosiu į Kanadą bus aiškus tik tuo atveju, jei žinosite laiką, kada tai buvo pasakyta. Deiktiniai žodžiai taip pat gali identifikuoti ir buvimo vietą. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos vietos prieveiksmiai čia, ten, rodomieji įvardžiai šis, tas, anas, rodo į šalia kalbėtojo esančius objektus ar subjektus objektus nutolusius nuo kalbėtojo. Vykstant tiesioginiam komunikacijos aktui, pasakymas aš stoviu čia bus suvokiamas tik tuo atveju, jei matysime, kur stovi kalbėtojas. O tekstuose identifikacija vyksta šiek tiek kitaip.